Labas rytas visiems. Džiaugiuosi galėdama pristatyti Jūratės Levinos pranešimą Modernybės epistemologija ir poetika. Eliotas labai intriguoja. Jūratė Greimo centro mokslininkė ir studentams žinoma puikiai kaip eliotistė ir džoisistė, bet taip pat kaip visokių poetikos ir kitų sudėtingų reikalų, kaip, pavyzdžiui, fenomenologija, išmanytoja. Tai kviečiu Jūratę. Čia kažkaip iškilmingiau viskas išėjo. Aš Sauliui turėjau klausimą, paskui supratau, kad čia ne klausimas, o toksai veikiau. Supratau, žodžiu, kad tęsiu Sauliaus temą, nes man atrodo, kad jisai kalbėjo ir Arūnas paskui šitą pagilino ir taip mėgino kažkaip užvesti ir išlaikyti tą diskusiją tokioj temoje, tai būtent meninio ir faktografinio, jeigu taip galima pasakyti, sluoksnio sąveiką kažkokiam reprezentaciniame objekte. Tai ta nuotrauka, jinai aišku ir fiksuoja kažkokius faktus, ar ne, bet jinai juos fiksuoja tam tikrų būdų neišvengiamai, nes kiekviena reprezentacija, kiekvienas vaizdinys turi savo kažkokią vaizdo struktūrą neišvengiamai ir kartais jos yra sustiprinamos arba netyčia taip išeina, arba surežisuojamos. Žodžiu, tas estetikos ir ar poetikos, nes taip kalbama ir apie vizualius tekstus, santykis su tuo, ką jinai rodo, jisai visada yra įtampus ir yra, žodžiu, nes sykiu rodo, bet sykiu ir turi savo kažkokius dėsnius. Tai man atrodo, kad aš supratau, kad aš kalbėsiu apie tai. Tik tai, žinoma, kai išeini į tokius poezijos ir filosofijos ir literatūros teorijos ir kritikos diskursus, tai keičiasi terminija, čia ne faktografija, o toks skambesnis žodis tiesosaka. Man labai patinka sąvoka literatūros tiesosaka, mes visi galvojame apie literatūrą ir ypač poeziją kaip tokią fikciją, bet jinai turi savo tiesosakos tokį matmenį ir vat apie jį šiandien kalbėsiu. Eliotas man labai... kažką išjungiau? Eliotas man yra labai paranki tokia figūra, vis niekaip su juo neatsisveikinu, nes kuo daugiau fenomenologijos paskaitau, šiandien jinai bus labai hermeneutiška, čia išplėčiau savo šito pranešimo, šito savo tyrimo, kuris jau baigtas, jau išėjo straipsnis labai šviežiai. Tai žodžiu, tą hermeneutinę aš pamėginau čia artikuliuoti, nes skaitysiu per Gadamerio skalpeliais, bet prieisiu prie to fenomenologinio literatūros hermeneutikos pagrindo, kuris, žinoma, man visada baigėsi yra kūnas ir kūniškumas. Tai, žodžiu, Eliotas taip formaliai iš savo pusės dar negirdėjusi Sauliaus ir šitos problemos, kurią jisai eilinį kartą iškėlė, nes man atrodo, mes su Saulium taip skirtingais terminais visą laiką kalbamės apie tai. Tai jį formulavau kaip diskursų santykį, skirtingų diskursų santykį ir Eliotas man čia yra toks patogus ir labai vaisingas personažas, todėl kad jo paveldą netgi ir išoriškai sudaro daugybė diskursų. Jis buvo filosofijos doktorantas, ne bet kuro Harvarde, kultūros kritikas, literatūros kritikas, poetas, dramaturgas ir leidėjas. Tai yra labai aktyviai visais būdais veikia kultūros lauke. Ir šitas visas korpusas šitų diskursų, dar jeigu priėmė į jį ir jo veiklas, ar ne ir veiklas skaitai kaip tekstus, taip pat kaip tam tikrus reikšmingus gestus, pasirinkimus, tai aptinki labai daug prieštaravimų, ten jisai vieną kalbą apie poetiką, ką kitą daro poezijoje, dar trečiaip vertina kitus poetus. Tai žodžiu, toks yra, šiaip iš principo, aišku, asmens diskurso nerišlumas nėra jokia naujiena po Freudo ir Derrida, jie skirtingais būdais parodo, kad čia kitaip ir negali būti. Ir Elioto atvejais yra ne kartą paaiškintas psichoanalizės ir kokia nors ir visokia kitokia terminija, išsprendžiant tos visus prieštaravimus kokiu nors gilesniu, bet dažniausiai biografinės raidos principu arba tame akiratyje.
arba tai tiesiog aiškinant kaip vidinį konfliktą, kuris irgi apibrėžiamas kaip subjektinis ir ieškoma jo apraiškų biografijoje. Tai viskas čia pagal Michelį Foucault, aišku, čia tiesiog gali šitą pamatyti labai akivaizdžiai. Na ir lygiai taip pat biografiškai yra interpretuojamas ir santykis tarp teorinio ir poetinio Elioto diskurso. Ir čia tokia ta seka, kuri įperša tą tokį naratyvą, tai yra ta, kad, tai jis studijavo Harvarde, parašė ir 16 metais pateikė disertaciją iš filosofijos, bet net nesiteikė nuvykti į Harvardą jos apsiginti ir daktaro laipsnio tuomet negavo, gavo paskui garbės daktaro laipsnį, nes jau nebeįstengė ištrūkti iš Londono, paskendęs kitose veiklose, iš kurių ir išsikristalizavo jo tokia paradigmiškai modernistinė poezija. Tai pirmiausia 17 metais Prufrokas, o 22 Bevaisė žemė ir visa, ką jis parašė po jos, kur jau santykis su modernizmu komplikuojasi, neaišku, ar jis dar vis modernistas, bet žodžiu, toks naratyvas. Ir iš šitos faktų sekos toks susidaro įspūdis, kurį ir palaiko eliotistika, kuriai apskritai įdomu jo filosofinis tie tekstai, nes yra ir tokia eliotistika, kuri sako, kad čia visiškai nesvarbu, jis tiesiog perėjo į poeziją ir viskas. Tai žodžiu, toks yra įspūdis, kad Eliotas perėjo iš filosofinio diskurso į poetinį, kadangi poetinė kalba galėjo adekvačiau išreikšti jo tokią antimetafizinę pasaulėjautą, kuri įžvalgų ir tokios kritikos prasme labai reiškiasi jo teoriniuose tekstuose, bet jau poezija grindžia, jau suprasti tikrovė yra ne metafizinė ir žodžiu, poetiškai jisai gali tai pasakyti. O filosofija neturi tokių priemonių, tokios kalbos. Bet vis dėlto eliotistai yra mėginę išversti tą pasaulėjautą jau iš viso to Elioto korpuso dažniausiai į, pavyzdžiui, pragmatinės, hermeneutinės ir fenomenologinės filosofijos kalbas. Tai yra ieškoma kažkokių tai terminijos atitikmenų arba mėginama pasakyti, kad tai jis čia taip kalba, bet turi omeny ką kitą hermeneutiškiau, pavyzdžiui. Tai, pavyzdžiui, toks Šustermanas yra atlikęs gana išsamią Elioto kritikos studiją, kai tos kritikos dar buvo labai mažai prieinama, su Gadameriu lygindamas, tai čia tiesiog toks. Tokį konceptualaus vertimo darbą aš jau esu padariusi su Joyce'u ir kažką panašaus galvoju padarysiu su Eliotu, bet panagrinėjusi jo tekstus iš tokios nuoseklesnės fenomenologinės perspektyvos, kadangi daugiau ir pati jos paskaičiau, tai išryškėjo man tokia įdomesnė istorija, tai jau būtent, kad teoriškai Eliotas atpažino pozityvistinės modernybės prielaidas ir jų ribas, bet nei jo mąstymas, nei poetiškai išreikšta pasaulėvoka taip ir neištrūko iš to pozityvistinio moksliškos pasaulėžiūros žodyno ir prielaidų. Tai tų prielaidų gniaužtai jie labai gerai matyti ir Elioto teoriniuose ir kritikos tekstuose, o tuo pačiu metu rašyta poezija artikuliuoja nužmoginantį tų pozityvistinių nuostatų poveikį žmogaus gyvenamai patirčiai ir pasaulėvokai visai kitu. Tai būtent mimetiniu principu, kuris paties Elioto epistemologiniam žvilgsniui liko nematomas. Ir šitą aš mėginsiu parodyti šiandien, nevartodama tokių sąvokų, kaip kad sąmoningai jis daro vieną, o nesąmoningai kitą, o tiesiog, skaitydama, kas matyti diskursą. Ir, tai dabar ta pati priešprieša, ar ne, epistemologinio diskurso ir poetinio arba mimetinio, ją aš pasiimu iš Gadamerio, ir kadangi jis nuosekliausiai, išsamiausiai supriešino, man atrodo, tuos du tokius diskurso principus. Ir kitus, aišku, bet žodžiu, ten paskui man šitie du šiandien rūpi. Bet pačią idėją, kad epistemologija, mokslinė epistemologija yra neadekvati žmogaus patirčiai sučiuopti, tai aišku, iškėlė Vilhelmas Diltėjus XIX amžiuje, kai jisai, žodžiu, taip teigia, kad reikia hermeneutinio posūkio į humanitarinius mokslus. Ir būtent tai reiškia, kad į humanitarinius mokslus tu gali eiti tik hermeneutiškai. Ir šitą jo tezę jinai išplėtė hermeneutiką į visas žmogaus saviraiškos, visas kultūros sritis,
Ir saviraiška, čia jisai suprato, čia jau mano toksai namudinis apibrėžimas, kuris man toliau padės kalbėti, kaip vidujybėje patiriamų dalykų pagavos išorinę raišką. Tai yra patiri viduje, o reiškia, tai va taip, ekspresija, ar ne, kaip yra impresijos ir yra ekspresijos. Šitą dinamiką aš rodysiu, kai prieisim prie poezijos ypatingai. Čia kaip lotyniškas žodis tas sako. Na tai tokia raiškos samprata, kuo jinai yra vaisinga, tai kad jinai ardo monadiškos tokios aklinai uždaros subjektyvybės mitą, kad ne va tai kitas subjektas yra visiškai nepasiekiama paslaptis. Ir šitas mitas yra labai gajus humanitariniuose moksluose ir šiandien, ir va šią prasme tas XIX amžiui dar artikuliuotas ir tarsi pamatytas poreikis atlikti humanitarinį posūkį, mano galva neįvykęs yra, jis nuėjęs yra modernybės veikiau plėtros tokios keliu ir tokios humanitarinių mokslų uzurpacijos, jeigu tai galima pasakyti. Tai, na tai, žodžiu, Diltėjus taip tarsi tikslina, noriu dar truputėlį vieną sakinį apie tą jo apibrėžimą raiškos pasakyti, kad taip, iš tiesų, pasijos, baimė, įniršis, palaima, kas ten dar galėtų būti, mūsų užvaldo tarsi iš vidaus, ar ne, ir suprantame dalykus irgi vidujybėje, bet taip pat šalia to, ar ne, tai neneigia šito, tai taip, žinoma, viskas vyksta mumyse, bet mes taip pat juos išreiškiame ekspresyviai, ar ne, kai pasijos išrykšta veiksmais, o mintis pasisako žodžiais ir taip atsiveria kitų ir kartais mūsų pačių žvilgsniui. Tik tada ir suprantame patys, kaip mūsų daužyti, jau kažkaip supranti, kad jau tu neracionaliai kalbėjau pasiškai. Na tai Gadameris plėtoja šią sampratą, kai primena, kad vakarų mokslas kilo iš senovės graikų, kuriems mokslas buvo, čia Arūno Sverdiolo vertimą cituoju, siekio žinoti, pažinti, ištirti tai, kas nežinoma, keista nuostabu, ir tokio pat unikalaus skepsio dėl to, kas praeina už tiesą sąveikos vaisius. Tai yra, siekiu pažinti ir mėginu tą pažinti, bet ir abejoju kiekvieną sykį. Tai tiesa gimsta tarp siekio pažinti ir abejonės, ar pasiektas pažinimas tikras, ar sučiuopia į tą dalyką, kurį aš noriu pažinti. Ir pasako, ar ne, tą dalyką kalba, tik kalba. Tai čia yra toks trečias veiksnys, kuris man, aišku, labiausiai rūpi. Na tai Gadameris sako, tarp tiesos būties ir tiesos šnekos, tiesosakos esama pirmapradžio ryšio. Tiesa yra nepaslėptis. Šnekos prasme yra leisti neslėpčiai pasirodyti, ją atskleisti. Tai yra, gali žiūrėti į dalyką kiek tik nori, bet tu sužinai kalbėdamas, išsakydamas, kas tai per dalykas. Na ir tai reiškia šitas pirmapradis ryšys, kad skirtingi diskursai parodo arba išsako skirtingus dalykus. Ar ne? Ir kiekvieno diskurso tiesosakos gale yra galia artikuliuoti, iškelti aikštėn, tai yra į supratimą, hermeneutikoje į supratimą, čia, žodžiu, fenomenologijoje į reginybę, tą dalyką, kurį mėginama pažinti arba atskleisti tikrąją to žodžio prasme. Atskleisti, išskleisti taip pat, ar ne, lietuviškai sakome. Tai Gadamerio požiūriu modernybė arba naujieji laikai neišlaikė šitų mokslinio pažinimo dėmenų tarpusavio sąveikos ir pusiausvyros ir redukavo pažinimą į vieną jo būdą, tai yra tikslų į matematinę kalbą operuojantį mokslą. Na ir jis sako, graikai iš tiesų matematiką laikė autentiškiausių mokslų, jo išsipildymo, ar veikiau liksiu prie šito autentiškiausių mokslo, tai yra pažinimo provaizdžių. Šito pažinimas turi siekti. Ar ne? Nes matematikos objektas yra gryna idėja, tai yra skaičius. Todėl matematinės sąvokos visiškai sutampa su buviniais, kuriuos jos atskleidžia, ar ne? Ir tuomet matematinė kalba, jinai sutampa su matematinė tiesa. Ne, labai paprasta, čia nėra tos skirties. Tuo tarpu čia su graikais toliau einam pagal Gadamerio aiškinimą. Pažinti kitiems ne taip absoliučiai idealiems buviniams, ar ne? Nes skaičių yra nedaug. Kiti buviniai yra netiek idealūs, tai pagal šį provaizdį, ar ne, reikėtų kurti kitus pažinimo savokynus. Jau neskaičiais kalbėti, ar ne, o kalbėti tokiom savokom, kurios
artikuliuotų filosofinį, politinį, estetinį pažinimą greta matematinio. Tai yra, jie visi yra vienodo epistemologinio pajėgumo, jeigu tai galima sakyti. Na ir Gadameris sako, naujųjų laikų mąstymas, jisai nuklydo nuo tiesos kelio, sutapatinęs matematinį tikslumą su pačiu pažinimu ir tokiu būdu nuvertinęs kitus pažinimo būdus kaip nepakankamą, defektyvų, neišpildytą pažinimą. Tai iš dviejų vienas kitą tikslinančių mokslo imperatyvų, ar ne, kurie šitoje citatui yra, modernybė pasirinko ar kažkaip nuėjo paskui, ar ne, pasėja tokie tikslumai, tikrumai. Ir tai vat siekia tikrumo, bet pamiršo būtinybę išlaikyti skepsį. Tai yra refleksija, kad kiekvieno diskurso tiesosakos galią riboja jo savokynas. Tai tas savokynas ar ne ta kalba, jinai įgalina, bet ir apriboja kiekvieną pažinimą, nes pasakyti gali tik tą tiesą, kurią leidžia suformuoluoti tavo sąvokos. Na, tai todėl Gadameris sako, neturime epistemologijos pažinti savo gyvenimo faktūros. Čia truputį pamiršau su savo tom citatom. Na ir Gadameris, aišku, siūlo hermeneutinę išeitį ir ta išeitis dabar kokia yra, na, grąžinti pažinimo į supratimo struktūrą. Pažinimas yra supratimo atvejis, taip sakant. Ir ta struktūra yra diskursinė ir pažinimą laiduojanti kalba, jinai gimsta kartu su pažinimo objektu. Tokiu būdu įgyvendinant tiesosagos ir tikros būties ryšį. Elioto preparacijai man reikalinga paryškinti du Gadamerio iškeltus modernybės savipratos aspektus ir jų hermeneutinės korekcijas. Tai pirmąjį mes gerai pažįstame kaip sosūrišką imperatyvą pašalinti iš kalbos analizės nuorodą arba referentą. Nes nuoroda nėra kalbos sistemos dėmuo ir trukdo tą sistemą išgryninti. Gadameris šitą nuorodos pašalinimą laiko esminę racionalistinio mąstymo klaida ir taip einant tiesiai prie meno, ar ne, jisai sako, meno srityje šitas judesys grindžia Kanto ir juo sekusių romantikų programą, kurią jie atima iš meno pažinimo, meninio pažinimo, čia dabar taip truputį gal paradoksaliai mums įvardyju, tiesosakos funkcijas atlikę ištisą redukcijų programą, visą kompleksą, kurį Gadameris pavadina radikaliu meno susubjektinimu. Tai yra, kas jiems išeina, tai yra, kad meninė vaizduotė, jie prieina prie tokios sampratos, iš esmės įvardėjo originalų vienatinį poeto genijų, kurį ir išreiškia meno kūrinys savo formą, kurią savo ruoštų kaip visumą laiko estetinė idėja. Tai yra šitą sampratą, čia jau Gadameris labai šitą pabrėžia kritinį momentą, kad jinai nenumato jokio gyvenamojo pasaulio objekto, tai yra jokio dalyko, reiškinio, patirties, etinės problemos ar dar ko, nežinau, grožio, kažkokio tai peizažo ar ten, žodžiu, nėra jokio iš pasaulyje dalyko, kurį meno kūrinys atskleistų tiek poetui, tiek kūrinio suvokėjui. Kitaip tariant, išeina, kad kūrinys nesako nieko, ką turėtum ar galėtum suprasti, todėl lieka tik ieškoti jame kūrėjo genialumo ir grynos estetinės idėjos. Ir šitą, manau, iš savo tokių bendrų estetikos žinių ir literatūros poetikos studijų, tai nesunkiai atpažinsite. Kurią, aišku, tą estetinę idėjo kūrėjas. Tai kiekvieno atveju visą, ką mums pateikia kūrinys, traktuojama kaip subjektyvi, ar ne, niekaip jokiai objektyviai tiesai neįsipareigojusi fikcija. Na ir tokia meno seka, jinai seka iš antrojo, o logiškai tai pirmojo, su nuorodos pašalinimu susijusio modernybės savipratos moksliškumo aspekto, tai kalbos matematizavimo, nes jinai numano, kad visa, taip pat ir meninė kalba, jinai veikia kaip matematika. Tai yra sąvoka, sutampa su suvokiamu buviniu. Matematikos atveju tai yra skaičius ir skaičius, ar ne, bet, pavyzdžiui, nuotraukų atveju jau nebe. Tai Gadameris sako, kad toks pažinimas yra aklas, nes pažinta tiesa laiko simbolį, o ne per jį suvokiamą dalyką. Ir čia dabar nevartoju žodžio sąvoką, nes sąvoka apima abu, ar ne?
Naujųjų laikų mokslo projektai, kurti terminologinės sistemas ir tą terminologiją aiškinti reiškinius, ne tiek juos atskleidžia, sako Gadameris, kiek suveda į konceptualiai iš anksto apibrieštas idealybės. Toks pažinimas nieko nepažįsta, nes viskas sugeria į universalijas, kurias pats ir pagamina. Viską laiko konkrečiais universalių kategorijų atvejais. Tai kaip ir Čarlzas Tekorius, čia iš tiesos ir metodo, veikia loginės subsumpcijos principu. Tai neverčiau, iš tiesų latiniškai pasako, kaip pavienis dalykas įtraukiamas į bendrą sąvoką. Tai yra viskas pasidaro kažkokios abstrakcijos atvejai, ar ne? Na, o sąvoka apibrėžia kitos sąvokų sistemoje, bet ne reiškinių, kuriuos siekiama pažinti raišką. Ne jų profiliai, o kitos sąvokos. Tai tuo tarpu tikrasis pažinimas, sako Gadameris, čia aišku šitas laikoma yra Gadamerio antimetodologinė pozicija, bet iš tiesų parodo ir pozityvų kelią. Jisai sako, tikrasis pažinimas atranda tiesą metaforos principu. Kai pažinimo diskursas aktyviai formuoja sąvokas, siekiant palenkti žodžių reikšmę link dalykų, kuriuos tie žodžiai reiškia konkrečiame teiginyje, ne abstrakčiai, o kiekvienam teiginiui. Na ir toks metaforinio sąvokų formavimas nuo Aristotelio laikų, sako Gadameris, buvo visų diskursų, ne tik poetinio esminė savybė ir kalbos gyvybė. Tai yra jos galia gaminti savokynus, o ne užkloti terminologinės sistemas ant reiškinių. Tai šiuo du aspektus, diskurso nuorodos projekcijai, subjekto vidujybė ir siekis suvesti reiškinius į terminologinę sistemą, ar ne kaip individualius universalijų atvejus, aš laikysiu modernybės epistemologinio proto veikimo principais ir juos parodysiu Elioto teoriniam ir kritikos diskursuose. O jų tą nepakankamumą aš iškelsiu parodydama kitą poetinio proto pagal analogiją, jeigu formuluočiau, darbą, kuris teorinėse Elioto tekstuose pasirodo kaip epistemologijos nepakankamumo nuovokos šaltinis, o poezijoje ją struktūruojantis principas. Gadamerio hermeneutikoje tai principas, kurį vadinčiau mimetiniu, nors paprastai jisai siejamas su žaidimu. Tai iš šios tiesos ir metodologijos man reikalinga pabrėžti tris momentus. Pirmas yra tas, kad mimetinį principą Gadameris aptinka bendroje supratimo struktūroje ir laiko ne tik meninio, o bet kokio, taip pat ir teorinio mąstymo principų. Žingeidų mąstymas, sako, jis reikia suprasti ne kaip subjektyvybės elgseną, ne kaip subjekto savęs apibrėžimą, kaip pavyzdžiui skaičiuoju ir tame veiksme esu matematikas, matematinis protas, o per tai, kas mąstoma. Teorija, neturiu šitam skaidriu, teorija ir jis graikišką žodį vartoja, graikišką rašybą, yra tikras dalyvavimas, sako jisai, neaktyvus, o pasyvus reikalas, pasos, kai visiškai įsitraukia ir esi užvaldytas to, ką matai. Ir šią prasme, šitam sluoksniui išryškinti, ar ne, šitame sluoksnyje Gadamerio teorinis mąstymas yra pasija, o ne intelektinis kažkoks, ar ne tik intelektinis projektas, ir jo mokytojas kultivuoti tą pasiją yra Aischilas, o ne filosofai, ne Platonas ir Aristotelis. Kadangi jis atrado formulę mokytis per kančią, čia irgi jis graikiškai pacituoja, tai yra atsidavus to, kas stebima patirčiai. Na ir ta formulė yra vaidybinė tragedijos formulė ir atrodo, kad jį veiksmina visą supratimą. Ir teorinį mąstymą, ir meninę pagavą, nes prasmę suprantame, įsitraukia į tai, ką matome ar mąstome. Ir tai patyrė kaip kesmo subjektai. Skaitai Rikiorą, ir yra ten 10 puslapių apie nežinau tam kam, ir turi perskaityti ir iškesti visą tą minties eigą, kiek įstengia. Na tai ir tokio kesmo atsparumas epistemologinio proto, pastangai viską suvesti į mokslinės terminologinės sistemas ir taip nuskaidrinti, bus matyti Elioto kritikoje. Antras momentas yra tas, kad toks kesmas yra kūniškas supratimo pagrindas ir modelis. Tai yra čia iš sąmonės ateinam į kūną. Gadameris iš tiesų netematizuoja kūno, bet vis dėlto jame išaknyja supratimą.
Supratimas išsipildo, sako jis, kai pavyksta iškelti savo pagavą iš privatybės į viešumą. O tai aš padarau iškėlęs tą savo privačią patirtį į bendrybę. Pamatęs tai, ką matau, kaip dalyką, matomą man ir kitiems iš kitų pozicijų ir kitais požiūriais. Tai ne konceptualios savokos numanomas universalumas, o dalyko atverties pagavai bendrybė. Išlavėjusi sąmonė, sako Gadameris, tai yra sąmonė išmokusi matyti skirtingais būdais, primena labiau juslę, nes kiekviena juslė, pavyzdžiui, rega, yra bendra tiek, kiek apima savo sritį ir suvokia skirtis visame, kas atvira jai suvokiamų būdu. Tai kiekviena juslė yra ribota, tai yra garsų nepamatysi, spalvų neišgirsi, o pasakojimą turi sekti naratyviniu protu, naratyvinėmis kompetencijomis, bet išlavėjusi sąmonė veikia visomis kryptimis ir ta prasme yra universali. Tai yra suvokia reiškinį visais jo raiškos profiliais. Na tai Eliotas kūną aiškins tik gamtamoksliškai, kaip fiziologinė, bet jo poetinę pagavą grindžia štai tokia sinestezija ir tai mėginsiu parodyti. Ir trečias momentas yra neatsiejamas nuo pirmųjų dviejų ir jau nuskambėjo, tai yra dalyko pagava veikia tarp subjektiškai. Tai ne santykis tarp subjekto ir objekto, o tarp subjektinis reikalas, o netgi tiksliau tarp kūniškai. Tai Gadameris vadina mimezę dvejopą mimezę, nes tai, kas rodoma scenoje, pateikia ir dramaturgas, ir aktorius, sako jis. Nors iš tiesų reikėtų vadinti bent jau trejopą mimezę, nes ten dalyvauja ir žiūrovas, kadangi jam yra vaidinama, jis atsiduria aktoriaus vietoje ir kenčia vaidinamo personažo veiksmus ir patirtis. Čia toks išeina įdomi tokia pozicija, žiūri, bet kenti ir veiksmus. Ar ne, daro ten kažką, tas Edipas durėsi savo akis ir tu turi iškęsti tą veiksmą. Ar ne, tai čia taip žodžiu išeina pagal tą struktūrą, bet tai tokiu būdu mes gauname tą kentėjimo ar ne reikšmę. Tai žodžiu, bet Gadameris taip pat sako, kad nors ir dviguba arba triguba ar ten daugiaguba, vaidybinė mimezė yra viena, nes tai, kas įgyja būti, yra tas pats visiems jos dalyviams. Tai Elioto poezija, preliudus aš skaitysiu, kurių bus 4 ir pateiks 4 skirtingų veikėjų modernybės patirties versijas, bet jos nefigūruoja skirtingų pasaulių, o rodo to paties pasaulio tam tikrą patirtinę pagavą. Va tokia čia yra mintis. Tai dabar jau pereinu prie Elioto ir prie jo tos jau epistemologijos ir čia taip bendrai tokią nubrėšiu gairę, kad jis nueina tik pusę gadameriškojo posūkio kelio. Tai yra, jis irgi atsitraukia nuo savo kultūrinės tradicijos, kad ją užklaustų, bet neižvelgia kaip Gadameris tos tradicijos daugelypumo ir neištraukia iš jos alternatyvios terminijos, kaip kad padaro Gadameris, kurią galėtų artikuliuoti adekvatesnę pažinimo programą negu moksliškoji. Jo minties blaška, modernybės epistemologijos gniaužtos, ten matyti disertacijoje ir juodraščiuose, tai tos prozos yra labai daug, 8 tomai išleisti. Bet kompaktiškiausiai iškyla 13 metų pranešime apie antropologiją pavadinimu Pirmykščio ritualo interpretacija. Čia galiu jau pereiti. Tai čia Eliotas atlieka tokią, pavadinčiau ją hermeneutinę antropologijos dekonstrukciją, iškėlęs klausimą, ar žmogaus mokslas apskritai įmanomas, jam antropologija, o ne istorija yra jau tas žmogaus mokslo prototipas. Ir atsakymas, prie kurio jis prieina išnagrinėjęs, jam žinomas, tai praktiškai visas tuo metu plėtotas antropologijas yra neigiamas. Žmogaus mokslas yra oksimoronas, jisai galiausiai prieis prie tos išvados. Tai Elioto galvosenos priklausomybė nuo mokslinės terminijos buvo labai tiesioginė ir matyti labai tiesiogiai. Tai yra pranešimą, jis rengė metodologijos seminarui, čia matote jo pavadinimą apačioj, kuris vadinosi filosofija logikos seminaras. Tai toks įvardymas iš karto sutapatina filosofiją su loginėmis pratybomis. Ar ne, ir analitinė filosofija, čia visa ta tradicija tikriausiai ir liko toje vagoje.
O tų metų rubrika, kuris įskaitė tą pranešimą, buvo pavadinta lyginamosios įvairių tipų mokslinių metodų studijos, metodus apibūdinant būdvardžiu scientific, kuris angliškai yra vartojamas pavadinti tiksliuosius mokslus. Kai tyrimai apskritai, jeigu tai iš tiesų būtų scholarly methods. Na tai, kaip geras doktorantas, jam buvo 24 metai, tai čia, žodžiu, nereikalaukim per daug. Eliotas tvirtai laikosi moksliškos perspektyvos visą analizę. Tai yra, jis formuluoja klausimą, čia dabar cituoju, išvertusi, ar antropologijos metodai yra visiškai moksliniai ar moksliški. Ir jis tą moksliški paima į kabutes, suprasdamas, kad tai yra kažkoks apibrėžimas, ir jis mėgina žiūrėti, kaip antropologijai sekasi laikytis moksliškumo kriterijų ir atranda, kad tų kriterijų, pirmiausia, objektyvumo antropologija negali išlaikyti iš esmės. Na, kodėl jinai negali to išlaikyti, nes, sako, grinai išoriniu požiūriu žmogaus elgsena yra ne elgsena, o mechanizmas. Tai jeigu žiūri iš išorės, tu matai mechanizmą. Ir tada socialiniai reiškiniai, o galiausiai, manyčiau, visi reiškiniai liaujasi egzistavę. Tiesiog turi imti domėn vidinę prasme, kasgi yra religinis reiškinys, pavyzdžiui, kuris neturi religinės prasmės jo dalyviams. Nenumanai religijos, religinės prasmės, tai neturi reiškinio. O kita vertus, jisai sako, kokio mokslinio statuso yra aprašymas, aprašantis kitų veikėjų prasmes. Ar aš žinau, kokią reikšmę turi dalyviams šitas ritualas, ar ne, aš net nežinau, ar tai ritualas, tai jis taip labai radikaliai klausia. Tai tokiu būdu matyti, kad jisai supranta, kad žmogaus mokslo objektas yra prasminis, bet prasmė jam yra grinai subjektyvi, o subjektyvumas neprieinamas objektyviam mokslo žvilgsniui. Tai todėl antropologas atsiduria aklavietėje. Jei jisai nenumanys reiškinio prasmės, nesučiuops to reiškinio, o kalbės apie ką kitą. Jau ne ritualą, o tik išorinę elgesio mechaniką. Bet jei prasmę numanys, priskirs reiškiniui savo interpretaciją, kuri bus jo numanoma reikšmė, fantazija, o visai ne faktas. Ar ne? Na ir čia, aišku, antropologas yra abstraktus, ne asmuo, bet veikiau antropologinis protas. Šitą įdą jis atranda visų antropologų, kuriuos ten nagrinėja, dekonstruoja diskursuose. O faktu Eliotas laiko gamtamokslio nustatytą dalykų padėtį. Tai pabrėžia jisai, pavyzdžiui, čia Durkheimą cituoja ir su juo kalbasi. Ir sako, kad štai Durkheimas kalba apie skirtumą tarp loginės mūsų idėjų grandinės aiškinime, ar ne, tai yra aiškinimas, tai yra kažkokia idėjų konsteliacija, ar ne, jų sintaksė, ir tikrų gamtos dėsnių. Gamtos dėsnių į kabutes, reiškia, supranta, kad čia yra kažkoks irgi tikriausiai idėjų grandinė, bet vis dėlto tikrų gamtos dėsnių, sako, ar ne, ir jam... Tai žodžiu, su tuo, reiškia, Verville, sako, ir laiko tuos tikrus gamtos dėsnius pažinimo objektų, kurio turi pasiekti tas antropologinis pažinimas. Ir šitoj konsteliacijoje, šitam santykiui kalba jam yra tik trukdis. Kalba trukdo, šiek tiek ir padeda tą objektą pažinti, bet jį diskvalifikuoja, taip sakant. Tai jisai sako, čia kitam pranešime šito sakinio jau neuždėjau. Kai norime ką paaiškinti, galvojame apie tikrovę, kuri sukelia regimybę. Ar ne, tai visa tikrovė kažkaip rodosi kažkokiais vaizdais ir mes galvojame apie tikrovę, kuri tą regimybę mums sukelia. Bet kai tik aiškiai ją suformuluojame, ji pati pasirodo esanti regimybė. Ir tada sako, dėja, šiuo požiūriu esame fenomenalistai, dabar sakytume fenomenologai. Tai yra fenomenų, o ne tikrovės tyrėjai. Tai Gadameris ir bendrai fenomenologija kaip tik nuo šitos įžvalgos pradeda gilintis regimybės ir būties santykį, bet Eliotui tokia saviprata yra kompromisinė ir kompromituojanti mokslinį pažinimo diskursą, nes fenomenalistas negamina tikro žinojimo kaip mokslas, o tik daugina regimybės. Tai tokią išvadą padaro iš to. Tai jo išaiškinimai šito tokio žinojimo, ar nesako Eliotas, galioja tik lemtingai ribotame lauke,
decisively limited, lemtingai reiškia ribotame lauke ir tai tenka priimti, tiesiog nėra kas daugiau daryti, kito kelio nėra. Tai sako, jo tas įsivaizduojamas antropologas gali nagrinėti tik išorinę ritualo ir tikėjimo, kaip ir meninės ir literatūrinės išraiškos tvarką, tai yra viskas, ką turi tai elgsena, net jei grinai išorinė perspektyva, kaip kad jis pastebėjo, transformuoja tyriamą objektą, tai yra elgsena paverčia mechanizmu. Tai dabar, kaip jis pats įgyvendina šitą programą, matyti jo literatūros kritikoje. Nes jisai atsiduria toje antropologo pozicijoje, kur tu turi tik išorinės raiškas ir turi kažką su tuo daryti. Na tai Elioto literatūros kritika, čia galiu jau pažadą įdėti, jinai buvo ir iki šiol liko nepaprastai įtakinga, netgi ir čia pas mus Lietuvoje yra verčiama ir dedama į chrestomatijas, jo kritikos tekstai. Nors ir jinai turi tokios teoriškai sąmoningos kritikos reputaciją, bet viduje ir išliai sisteminga literatūros teorija iš jos iš tiesų nesusidaro. Ir tai tokia irgi eliotistikoje svarstoma problematika. Ir metodologinį griežtumo reikalavimą Eliotas išsako tik ankstyvojoje kritikoje. Rašytoja to jau po studijų Harvarde. Tai yra šitos mąstysenos tąsa tokia jinai yra, kurią dabar parodžiau. Šita kritika labai dažnai vadinama pozityvistinė, tiesiogiai nurodant objektyviojo koreliato sąvoką, kurią Eliotas 19 metais suformuluoja Hamleto interpretacijai ir kurios taikymas jam įperša išvadą, kad Hamletas Šekspyrui nenusisekė. Hamlet is a failure, jisai sako. Tai jeigu kas lietuvišką tokį gerą vertimą pasiūlysit, tai labai būsiu dėkinga, nes aš nesugalvoju. Hamlet is a failure. Tai, žodžiu, šitas atvejis yra vienas iš kelių, kuriuos aš nagrinėjau, kai epistemologinė terminija nuveda Eliotą prie klaidingo vertinimo, o greta to matyti poetinio diskurso principais veikianti estetinė pagava arba poetinė pagava, kuri formuoja pačiam Eliotui visai kitą nuovoką. Tai tuos ženklus aš čia ir išrinksiu. Tai pradėsiu nuo tokios Elioto jo paties retrospekcijos, kai jisai 27 metais, kai jau tos skambiausios jo kritikos sąvokos buvo linksniuojamos bemaž 10-metį, jis suformulavo tokią kultūros diskursų paradigmą, kur, žodžiu, skiria poezijai išskirtinę vietą. Tai jisai sako taip. Poezija nėra filosofijos ar teologijos ar religijos pakaitalas, ji turi savo funkciją. Bet kadangi ši funkcija yra ne intelektinė, o emocinė, jos negali adekvačiai apibrėžti intelekto sąvokomis. Tai išvertus šį teiginį į Gadamerio sąvokas, Eliotas čia sako, kad poezija laiduoja estetinę pagavą arba poetinę pagavą, kurios grinai intelektinių konkretybės pajungimo universaliai sąvokai būdu negausi, nes tokia kalba neturi sąvokų sučiuopti kūniškai, jausmiškai figūruojamas poezijos reikšmes. Tai tokių sąvokų neturėjo ir pats Eliotas, čia tai pavadina emocinė šitą funkciją, ar ne psichologijos žodynų, ir toliau aš jį išryškinsiu. Ir atsivertus jo plačiausiai cituojama ir labiausiai ontologizuota chrestomatinė esė, tradicija ir individualusis talentas, kurią vertė Saulius ir skaito visi studentai poetikos ir estetikos chrestomatijoje iki šiol. Tai, žodžiu, šita esė buvo parašyta kartu su Hamletu 19 metais, mes esame čia mėnesių skirtumas yra. Ir galėtum pamanyti, žiūrėdamas į tą tradiciją ir individualusis talentas angliškai, kad 27 metais, kai šitą apibrėžimą ką tik cituotais pasiūlo, Eliotas tebe prisimena ir aprašo savo paties vargus, nes vien toje esė poetinę pagavą arba emociją, ar ne, jis pavadina struktūrinę, tikslę, meninę ir naują meno emociją, kad atskirtų nuo tikrų actual gyvenimiškų emocijų. Kol galiausiai ją pavadina reikšminga, significant emocija, pabrėždamas žodį reikšmingą kursyvų, pažymėti, kad tai semantinė reikšmės pagava. Tai recepcijoje šitas jo akcentas liko neišgirstas, nėra praktiškai analizų šitos esė,
kurios iškeltų tą liniją, kadangi visumoje esė pateikia moksliškai ir literatūros tradicijos ir poeto sampratą. Tradiciją jie apibrėžia kaip kalbos sistemą, kuri kinta kaip ir Lenk Sosūro apibrėžime, kaip ir Sosūro Lenk apibrėžime, kaip struktūrinė visuma įsiterpus naujam struktūriniam elementui. Tai yra, jeigu poetas tikrai parašo naują poemą, naują poeziją, jinai įeina į sistemą ir visa sistema persitvarko. Šitai jisai sako. O poetą jis apibrėžia kaip fiziologinę ir netgi biocheminę aparatūrą, kuri gamina naujas kombinacijas iš įvairių gabaliukų, particles, jisai sako, kokie tik į ją sukrenta. Tai yra frazių, vaizdų, pasijų, emocijų ir jausmų. Ir visi šitie gabaliukai yra medžiaga tai aparatūrai suvirškinti ir perdirbti, nepalikus nė menkiausio poeto autorystės pėdsako. Tai šitai jisai artikuliuoja per žinomą ir labai kritikuotą poeto kaip katalizatoriaus metaforą, kad, žodžiu, kaip ir cheminė reakcija katalizatorius sukelia reakciją, viskas ten užverda, žodžiu, bet galutinis produktas neturi nei pėdsako to katalizatoriaus. Tai va taip jis aiškina poetą. Tai yra visai kaip Kantas ir jo sekantis romantizmas, Eliotas patalpina kūrybinį procesą poeto subjektyvybėje, bet jie įsivaizduoja jau ne kaip originalų genijų, kadangi atsiribojęs nuo romantizmo nenori būti laikomas romantiku, o radikaliai moksliškai. Net ne kaip psichofizinį, kaip sako fenomenologija apie tą naturalistinį subjekto konstruktą, o biochemiškai veikiantį mechanizmą. Tai objektyvusis koreliatas, čia jau apibrėžimą uždėsiu, kurį dabar taip komentuosiu, yra dar vienas bandymas aprašyti šį mechanizmą. Šituo terminu Eliotas pavadina vienintelį būdą išreikšti emociją meninę formą. Apibrėžime, kas tai per būdas, jis atskiria ir supriešina subjektą, kurį aprašo kaip grynai psichofizinį darinį, ir jo objektyvę tikrovę pavadintą išoriniais faktais. Ir tikisi, kad sėkmingas meno kūrinys sudėliotų tuos išorinius faktus į tokią situaciją, įvykių grandinę, kurioje viskas baigtųsi jusline patirtimi ir sudarytų tos konkrečios emocijos formulę. Emocija čia Eliotui yra psichofiziologinis atsakas į stimulus. Ja meno kūrinys sukelia sudėliojęs dirgiklius, tuos išorinius faktus, taip, kad susidarytų tikslus atitikimas ir visiškas išorinių dalykų adekvatumas tai emocijai, kuri patiriama, bet ir išreiškiama kūnu, kadangi Eliotas ją atpažįsta iš to, kad kūnas automatiškai atsako, angliškai tas dar fiziologiškiau skamba, automatically releases, ar ne, tai release, tai kažkokius mes, aš nežinau, skysčius, ar ne, kūnas išduoda fiziologiškai, jis vartoja šitą žodyną, bet atsako, šiuo atveju, čia matote toje citatoje tikriausiai, pavyzdžiui, tam tikrais žodžiais, ne skysčiais, o žodžiais. Na ir jo pavyzdys, ar ne, prieisiu prie pavyzdžio. Tai Eliotas neskirsto, kieno veikėjo, autoriaus ar skaitytojo kūnas gauna emociją ir duoda atsaką, nes moksliniam požiūriui visi kūnai yra to paties fiziologinio kūno atvejai ir jų atsakas bus tas pats, jei tik kūrinys atrado tos emocijos formulę. Eliotas netgi pasako, kad taip sukelta emocija yra meninė neišvengiamybė ir vėl paima į kabutes, nes pats jaučia, kad truputėlį neadekvatu, kokia čia gali būti neišvengiamybė mene. Bet neturi kito žodyno. Jo pavyzdžiai, kai Šekspyrui pavyko juos pasiekti, apima įvairias draminės struktūras. Tai pavyzdžiui yra Makbeto atsakas į žinią apie Lady Macbeth mirtį draminės scenos lygmeniu, ar ne, su gal labiausiai cituojama šitos pjesės eilute, kai Makbetas sako, kad jį turėjo mirti rytoj. Kitas pavyzdys, kiti pavyzdžiai yra visa pjesė išskleidžiama veikėjo esminė savybė, kaip kad Otelo įtarumas, Antonijaus aistra ir Korelano puikybė. Ir trečias toks variantas struktūriškai, tai pjesės siužeto metaforizacija, kulminacinė scena, kaip kad audra Karaliaus Lyro pabaigoje įkūnijanti visą pjesę stebėtą pasaulio griūtį. Tai skaitydamas Hamletą pagal šį modelį, Eliotas nepamato išorinių faktų sukeltos emocijos. Pamato, kad Hamletui Šekspyras pateikia faktų perteklių, the excess of facts. Ir tai sukelia nesuvaldomą sąmyšį, 'bafflement', jisai sako, ir todėl šita pjesė yra nesėkmė. Eliotas netgi pasako, kad taip sukelta emocija yra nesėkmė. Tai yra, jeigu poetas tikrai parašo naują poemą, naują poeziją, jinai įeina į sistemą ir visa sistema persitvarko. Tai
Tai Eliotas priskiria šitą sąmyšį taip pat ir pačiam Šekspyrui, sako, kad jis nesuvaldė savo paties jausmų, čia yra žinoma psichoanalizės plėtojama tokia biografinė versija, kas ten vyksta Hamlete. Bet Eliotui greta to, žodžiu, nešauna į galvą, kad sąmyšis irgi yra emocija. Ir kad tai ir galėtų būti pjesės objektyviojo koreliato siekiama emocija arba pagava, ar ne? Ir tuomet išeitų, kad Šekspyras puikiai suvaldė savo medžiagą, nes sąmyšį sukėlė ir pačiam Eliotui, tokiam racionaliam skaitytojui. Ir aš manau, kad išvelgti tokią galimybę Eliotui trukdo kantišką nuostatą matyti meno kūrinį kaip objektą, kontempliuojama iš estetinio nuotolio, tarsi iškėlus jį priešais ir niekaip neprileidžiant mimetinio dalyvavimo to objekto susidarime. Tai neobjektyvuojamas dalykas jau negali būti meno kūrinio idėja. Visi Elioto pavyzdžiai, kaip Šekspyras sėkmingai atliko objektyviojo koreliato programą, leidžiasi perskaitomi per mimetinį jo kaip skaitytojo įsitraukimą į pjesės veiksmą kiekvieno veikėjo kailyje. Ar ne kitaip jis nebūtų tų emocijų atpažinęs, bet tik Hamleto vertinimas parodo, kad mimetinė jo suvokimo veikla lieka nematoma jo epistemologiniam protui. Kad šitų teorizavimo metu Eliotas buvo jau valdęs poetinio diskurso principą praktiškai, rodo jo poezija. Skaitysiu preliudus, čia paliksiu, gali skaityti, gali neskaityti. Čia yra Kornelijaus Platelio vertimas, jisai įdėjo preliudus ir išvertė juos į Elioto poezijos rinkinį Vagos išleistą 87 metais. Tai praktinės mimetinio principo pratybos yra gana akivaizdžiai matyti ankstyvuose Elioto poezijos juodraščiuose maždaug nuo 1909 metų, tai yra dar jam nepradėjus Harvarde tų studijų. Jo analizė rodo, čia ne aš atlikau tą analizę, bet jinai rodo, kad Eliotas išlavino savitą individualų stilių, mėgdžiodamas kitų poetų, labiausiai prancūzų simbolistų balsus. Man įdomiau žiūrinti pačią poeziją, tai yra tai, kad šita poezija taip pat tematizuoja mimikriją. Jinai inscenizuoja vaidybinės situacijas, kuriuose į pirmą planą iškyla mechaninis žmogaus elgsenos matmuo ir tuomet tos elgsenos stebėtojas yra priverstas suteikti išorinėms regimybėms vidinę prasmę. Tai konkrečiai Eliotas įsivaizduoja lėles, sugyvintas mechaniniu jų judinimu ir jis taip kaip nejauka tokią įsivaizduoja tas scenas. Klounus, kuriuos vadina rolių įkūnijimais, charakteringais apdarais ir perdėtai papriešiniais judesiais. Elgesio schemas operos scenoje, kur mato dirbtinumą, bet ne tas emocijas, kurias ten turi, ne tas aistras, kurias opera turėtų išreikšti. Ir visose šiose situacijose stebėtojas nesusilaiko nepriskyręs vidinės prasmės, tai yra sielos šitiems dirbtiniams, o realių atveju net ir negyviems kūnams. Ir tame yra įtampa visa ir intriga. Tačiau publikuoti Eliotas davė tokią to laiko poeziją, kuri žengia dar vieną žingsnį. Jis perkelia šią įtampą į socialumo sritį, kur elgsenos reikšmės numatymas pasirodo kaip realios gyvų žmonių komunikacijos problema. Parodyti, kaip tai veikia, pasirinkau preliudų analizę. Poema yra Eliotui būdingo fragmentuoto poetinio diskurso atvejais. Tai yra 4 dalių poema, parašytų maždaug per metus, nuo 1910 iki 11 metų. Tai tuo metu jis jau studijuoja toje doktorantūroje. Publikuota keletą kartų, bet publikuota tik kaip viena poema, kaip atskiri eilėraščiai nebuvo publikuotos šitos dalys. Ir toks dalykas man reikšmingas bus, kad rengdamas tos juodraščius publikavimui paskutiniu žingsniu, Eliotas išėmė keletą eilučių iš paratekstų, kaip kad epigrafai ir dalių antraštės, paliko tik numeraciją, o šitie dėmenys daugiausiai lokalizavo dalyse vaizduojamas scenas konkrečiose erdvėlaikiuose ir situacijose. Taigi tų nuorodų pašalinimas yra pasirodo kaip toks abstrahavimo judesys. Tai yra ta savipatirtis ir jos erozija, toks išskleidimas, kurį matysime, yra subendrinama tokiu būdu, pateikiama kaip modernybės gyvenamosios patirties struktūra. Ir tai yra toksai žingsnis, tokia strategija įtraukti skaitytoją į tą tarpsubjektinę, keleriopą, bet vis dėlto vieną mimezę. Tai dabar aš
duosiu perskaityti. Atsiprašau. The winter evening settles down, with smell of steaks and passageways. 6 o'clock. The burnt-out ends of smoky days, and now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet, and newspapers from vacant lots. The showers beat on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street a lonely cab horse steams and stamps, and then the lighting of the lamps. The morning comes to consciousness of faint, stale smells of beer from the sawdust-trampled street, with all its muddy feet that press to early coffee stands, with the other masquerades that time resumes. One thinks of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. You tossed a blanket from the bed, you lay upon your back and waited. You dozed and watched the night revealing the 1,000 sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling, and then all the world came back, and the light crept up between the shutters, and you heard the sparrows in the gutters. You had such a vision of the street as a street hardly understands. Sitting along the bed's edge, where you curled the papers from your hair, or clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. His soul stretched tight across the skies that fade behind a city block, or trampled by insistent feet at 4 and 5 and 6 o'clock, and short square fingers stuffing pipes, and evening newspapers, and eyes assured of certain certainties. The conscience of a blackened street impatient to assume the world. I am moved by fancies that are curled around these images and cling. The notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. Wipe your hand across your mouth and laugh. The worlds revolve like ancient women gathering fuel in vacant lots. Tai dabar eisiu per visus preludius ir paskui baigsiu apibendrinančių komentarų. Truputį užšauksiu. Tai pirmasis preliudas sudėlioja išorinius objektus apie kūną, kurį miesto peizaže įvietina pėdų figūra, pažymėta kaip tavo pėdos your feet. Antro asmens įvardžių jį įkelia skaitytoją į tų pėdų kūną, nes tarsi kreipiamas į skaitytoją, nėra kitos diskursinės nuorodos šiuo metu. Taigi lapai ir vėjo gūsiai pinasi tarsi apie mūsų kojas, mano kojas. Objektai pasirodo palimpsestiškai vienas per kitą, nurodyti dviprasmišką leksiką ir angliškai ir lietuviškai lapai yra ir medžių, ir laikraščių lapai, popieriaus lapai, ir metaforiškomis predikacijomis, tai yra priskyrus cigarečių nuorūkų galus, pavyzdžiui, burnt out ends, dienoms, smoky days, nesabrukytos, ar ne, tai. Aprašymas tokiu būdu figūruoja 6 valandą, turim ir tą nuorodą ateinančio vakaro pagavą, ar jo raišką, jeigu norite. Vakaras tokiu būdu įsitaiso, settles down, peizaže. Šitos predikacijos pina gyvus ir negyvus kūnus, pastariesiems priskirdamos juslumą ir gyvo kūno intencionalumus. Ar ne, tarsi vakaras galėtų įsitaisyti mieste patogiai, ar ne, kaip žmogus kėdėje. Ir formuoja peizažą taip pat ir skaitytojo vaizduotėje. Ar ne, vakaras įsitaiso ir jo akiratyje, prieblandos pavidalu, kuri čia yra nepaminėta, neįvardyta tiesiogiai, bet figūruojama vardijant paaštrėjusias kitas negu prieblandos nuslopinta rega juslinės pagavas. Tai yra steikų kvapą, kuris yra neobjektyvuojamas, kvapą negali objektyvuoti, bet tu jį jauti.
liūties ritmą, beat ir arklio tempiamo vežimo dardėjimą, kur irgi iš konteksto turi rekonstruoti ir jis yra girdimas veikiau nei regimas, nes yra prieblanda, ar ne. Kol vėl tik numanomai, kadangi šitą turi tiesiog susiprasti, čia yra 20 amžiaus pradžia, tai yra vežimas, kuriuo važiuoja vežikas, kuris uždega žibintus ir pagaliau nušviečia gatvę, and then the lighting of lamps, ir peizažą, tuo užbaigdamas preliudo sceną. Antrasis preliudas toliau laikosi strategijos spinti objektyvumą su subjektyvumu iš griežtai išorinio žiūros taško ir taip figūruoja dvi vidujybės, tai yra sekantis žingsnis. Pirmoji yra sąmonės, suvokiančios kvapais ir kitais suvokiniais į ją įeinantį peizažą. Antroji interjero vidujybė, tūkstančio megliuotų, kaip verčia Platelis, kambarių, kuriuos stebintis žvilgsnis primato kartu su jų gyventojais prie matomų šešėlių. Tai yra, matau rankų šešėlius ant sienos, matau gyventojus, kurie čia man nematomi stovi ir, žodžiu, visus kambarius. Čia fenomenologijai žinomas dalykas. Kūnas čia pasirodo dviem tiesiogiai įvardytomis dalimis, tai jau pirmą preliudą centravusiomis pėdomis ir papildomai rankomis, bet čia kūno dalis nepriskirtos jokiam konkrečiam kūnui, o universalizuotos, tai visos purvinos pėdos ir visos rankos, ir tai yra gatvės pėdos, čia, žodžiu, kai žiūrėjau, tai dar daugiau dalykų radau, bet mėginsiu laikytis teksto. Tai yra visos rankos, kurios, kaip būdinga fiziniam kūnams, apskritai meta šešėlius ant sienų. Abstrahuotas ir suvokėjas. Suvokimą preliudas priskiria anoniminiam one. Anglų kalba vartojamam nurodyti sąlygišką subjektą, tai yra bet ką. Platelis Elioto one thinks verčia antru asmeniu regi ir pakeičia veiksmažodį. Bet šiaip lietuviškai mes vartojame bendratį, sakome matyti tas ranas, tai čia ta prasme tas one thinks yra. Taigi visas šitas vaizdas yra priskirtas bekūniai sąmoniai, kuri mano visas šias scenas ir iš jų išorės. Čia irgi svarbus niuansas, lietuviškai negali taip sakyti, turi sakyti Platelis teisingai čia viską padarė, regi. Ar ne, bet Elioto yra one thinks, ar ne, mano. Taip eilėraštis patalpina išorinės regimybės jas suvokiančio vidujybę, bet suvokiančiai sąmoniai regimų kūno vidujybė lieka nepasiekiama, uždangstyta išoriniu pavidalu, kuriuos šitas diskursas menkinamai pavadinamas karadais, Platelis komedijomis pavadina. Trečiasis preliudas išskleidžia subjektyvybę kaip kūno ir sąmonės sąjungą. Stebintis žvilgsnis pereina iš išorinės žmogaus pozos aprašymo į jo vidujybę ir vėl grįžta prie išorinių gestų. Tai taip yra pavaizduotas tas žmogus. Ir vidujybę ir čia sudaro, Eliotas vartoja abstrakciją, konstituoja tūkstančiai slogių vaizdų, kuriuos naktis numanomai atskleidžia, sumaišo, žodžiu, su, kaip ten pasakyta, snaudulio išsklaidytam žvilgsniui. Šio preliudo juodraštis intertekstiškai epigrafu pasako, kad veikėja yra moteris, tai yra intertekstinė citata, bet Eliotas išėmė epigrafą ir taip ištrynė lyties skirtį, kad pateiktų šią kūno ir proto jungti kaip bendražmogišką. Gali būti ir vyras ar moteris. Toks subendrinimas leidžia įtraukti kiekvieną skaitytoją į mimetinį tapatinimąsi su vaizduojamu savipatirties figūravimu šioje scenoje, ko ir siekia šitas preliudas, mat čia priešingai nei antrame preliude nuotolis tarp stebinčios ir stebimos subjektyvybių primygtinai naikinamas. Aprašyme vartojamas tik antro asmens įvardis tu. Jis pakartotas 8 kartus, juodraštyje 9, ir tas įvardis išlaiko ir poeto, ir skaitytojo stebinčias instancijas stebimos subjektyvybės kūne per visą preliudą. Ir taip sustiprina figūruojamos patirties intimumą. Tai yra įsivaizduoji, kad tu esi ir tu visą tai darai. Lietuviškai taip antros asmens įvardį taip pat vartojame. Na tai šie 3 preliudai tokiu būdu suformuoja visą paradigmą variaciją, kaip išorybė ateina į sąmonę, demonic comes to consciousness, antro preliudo pirmą eilutę, ir ją užpildo neprarasdama savo išskirtinio aspekto, išoriškumo.
O diskursinės DX, pirmiausia, įvardžiai lokalizuoja šį veiksmą arčiau ar toliau skaitančios žiūros ir kūno, tai yra skaitytojo, kuris seka šios patirties figuravimą sekdamas, ką sako aprašymas, absoliučiai tiesioginė prasme. Kol kas nematėme jokios tarp subjektinės komunikacijos. Nė viena iš figuruojamų subjektyvybių nebuvo prašnekinta. Jie nieko nesako. Pirmo asmens nėra jų perspektyvos. Kad patvirtintų arba paneigtų poeto numanymus. Retoriškai, nors neturiniu, tai pasikeičia paskutinėme, 4 preliude, kur poetas tiesiogiai kreipiasi į skaitytoją, bet nevaizduojamą subjektą, kad artikuliuotų visą žiūrovui skirto vaidinimo struktūrą. Tuo tikslu 4 preliudas pirma pateikia savotišką jau atliktos mimezės santrauką, sustiprindamas diskurso pozicijų kalbančio subjekto ir apkalbamo objekto, kuris irgi yra subjektas priešstata. Pirmą kartą poema tiesiogiai nurodo subjektyvybę, tai yra objektyvuoja, ar ne, kaip vaizduojama objektą, ir tai padaro trečio asmens įvardžiu. Tai jo siela poezija iškelia mums prieš akis. Ši siela ir čia yra atsitiktinio objekto mišinys, gautas suplakus dangus, daugiskaita su miesto kvartalu į vieną pasaulį, kurį daugybinė suvokianti instancija, tai yra ir siela, ir akis, ir pajuodusios gatvės sąžinė, ir tai visos šitos instancijos nekantrauja numanyti skaitytojui ir kartu su juo. Tai yra pasaulio tą numanyti. Antrasis posmas šito preliudo prabyla pirmu asmeniu, irgi pirmą kartą preliuduose, taip pagaliau nurodant šnekantį, kuris centruoja visą preliudų diskursą ir pavadina visas mūsų šitas ką tik išreiškintas figūras svaičiojimais, fansiais. Tiesa, poetas nusišalina nuo pateiktos vizijos, tai yra neveikiamąja nuosaka, sako, kad tie svaičiojimai tarsi patys apsivyja šiuos vaizdus, apibrėžia kažkokią be galo švelnią kenčiančią būtybę, thing angliškai. Ir tai padaro pakankamai aiškiai, kad sujaudintų poetą ir galimai skaitytoją sekusi, ką poezija figuravo iki šiol. Trečias ir paskutinis posmas prasideda pirmoju preliudų imperatyvu, kuriuo poetas kreipiasi į skaitytoją ir sykiu nustato ironišką nuotolį iškilusios švelniosios būtybės atžvilgių, pabrėždamas jos dirbtinumą ir paneigdamas bet kokį tikroviškumą, kurio jį galėjo įgyti mums beskaitant. Poezija. Kad aktualizuotų destrukciją skaitymo akte, poetas priskiria destruktyvų gestą numanomai priešiškam skaitytojui. Niekas jokio priešiškumo jam nereiškia, bet jisai sako, liepia mums nusišluostyti burną, kaip padarė savo nuodėmės nesuvokusi, puolusi moteris iš čia intertekstiškai numanomos Biblijos, čia yra rasta šita scena, ir pasijuokti iš tos vizijos, kurią ką tik patys savo susikūrė. Juodraštyje Eliotas buvo sušvelninęs šitą smūgį dar vieną strofą, kurioje patalpino šį kreipinį 2 personažų pašnekesyje. Tai yra tuomet tas kreipinys yra tas imperatyvas ne skaitytojui, o kitam personažui. Ir tokiu būdu, žodžiu, ir tai neutralizavo ironiją, ar ne, ir sykiu tą taip pat neutralizavimą ironijos atliko tai, kad jis pavadino šitas poemos figūras keistomis nuomonėmis ir 4 valandos ryto mintimis, tai yra supras neadekvačios. Bet poemą pabaigė ir publikavo išėmęs šias eilutes ir taip sustiprinęs poeto pažeidžiamumą ir priešiškumą išduodantį savigynos gestą, susipratus, kad gali interpretuoti jo sukurtas figūras, vos užbaigus kūrinį priklauso jau ne jam, o skaitytojui, galinčiam ir netgi turinčiam užpildyti jo figūrose paliktas tuščias vietas, vacant lots, siekiant suprasti, ką sako jo eilės. Preliudai tokiu būdu mums, su mumis ir per mus įvaizduoja ar suvaidina, čia jau lietuviškai galima žaisti vaizduotės vediniais, ką reiškia, kas per patirtis yra būti žmogumi, modernybės savipratos suskaidytų į fizinį kūną, psichologinės emocinės būklės ir išorinį objektų pasaulį, visai pagal Elioto apibrėžimus, jos suformuluotus tik vėliau, po 4 metų. Eilėse, tačiau, yra tik joms būdingas dėmuo,
kurio nėra Elioto teoriniuose apmąstymuose. Jos parodo kesmo būti tokiu moksliškai išpreparuotų buvinių profilius, kurį iškelia predikacijomis, priskiriant gyvo kūno juslumą ir intencionalų pagaulumą visiems be išimties pasaulio buviniams. Šiuo juslumo profiliu kūnas nepasirodo jokiuose epistemologiniuose Elioto apmąstymuose, bet poezija gali jį parodyti ir parodo vaidybinės mimezės principų, suformuodama visumą, kurioje apžaidžia galimybes, kaip atsitiktiniai suvokiniai telkiasi apie suvokiantįjį. Ir atranda tą suvokiantįjį kaip sielą, kuri sutelkia tuos suvokinius ir pati pasirodo kaip subjektinė, prasmę išvelgianti, atpažįstanti ir sykiu suteikianti savastis. Eliotas šitoj poezijoje sumenkina šitą atradimą, diskvalifikavęs poetinę regimybę kaip svaičiojimus, visai pagal kantišką meno susubjektinimo ir sykiu sufikcinimo programą. Bet hermeneutinės fenomenologijos požiūriu, jo eilių sufigūruota be galo švelni, be galo kenčianti būtybė yra didžiausias poetinės kūrybos pasiekimas ir geidžiamiausias poetinio diskurso vaisius, nes tik taip galima iškelti aikštėn ir kitam išsakyti savo vidujybės gelmėse patirtą pasaulio pagavą ir būdą jame būti. Ačiū už dėmesį.